Labas rytas visiems, grįžtame pirmadienį į darbus. Vilkiukas čia, Lidija apačioj. Meida neatsiliepia, niekas negalim priskambinti. Įdomu, kodėl jinai neatsiliepia, gal miega. Ir šiandien ką tik ryte nuvežiau Bertulį į oro uostą, nes jisai jau išskrenda šiandien į Siriją. O mes kažkokį tai šiandien filmavimą, kažką čia turim, neatsimenu. Labas rytas. Hey! Dar vienas, jau esame 3. Kur Aurimas, pavyzdžiui, irgi? Žiūrėkit, man jau ragas gerėja. Po biškį. Jau gerėja. Jau gerėja. Pastebėjot, kad nėra Auskaro nosi? Ne. Išsiplėšiau. Nusimaudžiau, žinai, ir tipo pasėmiau rankšluostį ir blėt, žinau, kad negalima ten taip musikuot, žinai, o reik taip, va taip. Ir aš taip pasėmiau rankšluostį ir pist, va taip, ir taip, su to rankšluostiu, va taip, ir žiūriu, Auskaro nebėra. Jis pasikabino rankšluostį. Jo, rankšluostis pasikabino, blembo, ir išsiplėšiau. Bet nėra nei skilės, nei ką. Skilais nėra, tai nebenešiosiu, viskas. Sakė daug, kas pydaras atrodau, tai dabar, sakykim, nebenešiosiu. Viskas. Dar kažką noriu pasakyti. Ką šiandien filmuojam? Šiandien mes filmuojam Labai daug visko. Daug visko. Turim pasiruošti 19 dalykų sufilmuot. Ir dar liks vis tiek. Tai va. Ir to Ir veikia. šiaip skirtingose lokacijose reiks dar kai kuriuos. Tai yra darbų. Ir su skirtinga apranga. Taip. Nes paskui Antanas visą mėnesį taip pat bus apsirengęs visur. Ir visi galvos, kad neturi rūbų Antanas. Bet Antanas turi rūbų. Galvos, kad nesiprūs. Nes Agnė jam nuperka rūbų, ne? Jo, sesė nuperka rūbų, nes aš neturiu kada į parduotuvės vaikščiot. Bet šiandien pasižiūrėjau, kad va čia prisidėjau rūbelių. Kažką čia persrenginė, reik dar kažką. Eik tu savo. Einu nuo tų panų į direktoriaus kabinetą. Šiandieną yra realybės šou antrojo epizodo viešinimas. Kadangi montuoju realybės šou visą vienas, tai patys įsivaizduokit, ant kiek yra sunkus ir sudėtingas tas montažas. Bet man pavyko jau antrąjį epizodą sumontuot. Užtrunku vieną seriją sumontuot 3 paras. Ta prasme, 3 paros, tai nėra, kad ten aš montuoju tik tais 8 valandas. Aš montuoju visą parą beveik. Ir dažniausiai miegu čia ofise. Tai vakar išrenderinės, išeksportinės radau porą klaidų, kurias dabar turiu dar sutvarkyti. Ir 8 valandą šiandien išeina. Taip pat pakomentuokite apačioje po šito video, ar jūs norėtumėt, kad aš parodyčiau behind the scenes, kaip vyksta montažas, kaip atrodo, pavyzdžiui, visas projektas ir ten visą, kaip aš dirbu ir montuoju. O, Meida. Nu, labas. Kas? Tai mes jau supratom šitą. Kur esam? Ofise. Nu, naku, ble. Oi, ble. Nieko tokio, žinok, nieko tokio. Nu ką, nieko tos, ką man reikia pasiimti, paklauskit Dievas. Atsikėlė. Meida! Paplokit Meidai. Tai nieko tokio. Meidutė, prasiplauk ir atvažiuok. Prasiplauk! Gerai, tai žodžiu, laukiam ofise. Excuse moi. Nu, excuse moi. Nu, parodyk veidelį, kaltininkė. Gerai, Tai mėg. žinokit, kas vakar man buvo, Nu. aš grįžus iš čia, nežinau, apsinuodėjau, ar kas man buvo, kai dėjau bam, žinokit. Aš apsivėmiau nuo jau gultą ir vat, matot. Gerai, mėgojai. Jo, šiaip labai gerai miegojau, labai gerai miegojau. O tu? Arba čia atmaskai, aš tai miegojau, normaliai miegojau, ką žinau. Šiaip anksti atsikėliau, 8-7, kad aš taip parašiau. O, beveik visi ofise, dar Aurimukso trūksta. Šiaip geras klausimas. Jo, jisai vėliau atvažiuos apie 2. Aš tiesiog atvažiavau į ofisą vakar kaukę. Šiandien Antrą net dieną. negaliu energetinių. Tau uždėjo. Ne, tu gali, bet mes nerekomenduojam. Tada kokteilį, dabar kremą. Tai labai gerai, tai mes tam rūpinamės. Aš ne santykiuose, bet tuo pačiu sakau, esu, atrodo, santykiuose su 3-4 Tu panom. džiaugis, kad šis panas pas tave rūpinas. 3-4, kas tai Kitos. Kas palaikta 4? Nežinau. Ne ten tepi. Antanai, Nu ką, sukaupam, kiek tau metų? šiaip visai nesiskundžiu.
Man patinka, kai moteris mane liečia. Burgerį, bulvyčių ir chicken nuggetsų. Iš Mako. Mini šnicelių. Mini šnicelių. Aš galiu išdrėkinti bet ką. Nu, tik gerai. ne savo veido odą. Tik neveido odą. Jeigu norit, kad sudrėkinčiau, parašykit. Man tai patinka. Daugiau. O, šitai patinka? O, daugiau stipriau, mušk. Žiūrėk į mane. Nesiraukyk, joptuvai mat. Taip. Antanai? Antanai, dieve, kodėl tokios kojinės nešioji? Nekirpau savaitę nagų. Realybės šou darai, o kojinių nusipirkti negali. Skylę padarė. Jis ką tik suplės. Aš nei tą skylę įkišau tiesiog. Nei tą ranką, nei tą skylę įkišau. Bet tu per prie. What the fuck, aš dabar kišu ne ten. O girdėjau tą garsą? Nu tokia. Varom pavalgyt pagaliau, nes jeigu šiandien valgiau, normaliai valgiau vieną barnį ir liofilizuoti braškių. Prieiname su knysiuku, neklausinėkit mus, nes nieks jums neatsakys, oi ne, oi ne, oi ne. Ką manote apie naują Man seriją? patiko, nepasiūtė jokio laiko. Labai Greit praėjo. Labai gerai. Įtraukiančiai. Taip labai patiko. Laukiam 3 serijos. Ką mergaitės mano? Oi, man tai labai fainai. Man tai patiko, sudomino man galas, nes aš noriu dar. Kabino labai žiūrėti toliau. Aš Čia noriu tarsi dar. narkotikas šitas. Visiškai taip. Robė? Super. Super. Man irgi buvo super. Bet tikrai nepasiūlė. Antanai? Komentarai apie Videką, naują epizodą. Labai fainas epizodas, bet kadangi antras, tai mes daugiau bandėm užduočių įdėti, o trečiasis epizodas bus daugiau vėl iš dalyvių gyvenimo. Nu, tai smagiausia būna vis tiek, jaučiu stebėti, kaip jie tenai durniuoja. Aurimai, ką tu manai apie naują epizodą? Viskas kaip ir liuks, tik tais keli pataisymai prieš paleidžiant, bet... Daugiau entuzijazmo reikia žmonėm, man atrodo. Aš datis, arpritis, stovi prieš tave. Slei, merginos, slei. Slei. Žodžiu, ką jums papasakot žmonės mano mėlėjai. Tokią dieną, kad, žodžiu, Antanas baigė paskutinius štrichus daryti, taisyti. Mes susidėliojom savo darbus, kiti planai, žodžiu, važiuoti namo, pavalgyti, biškai dar padirbėti ir varyti miegoti, jaučiu. Rytoj gal 9:30 renkamės. Žodžiu, labai didelį gėdą. Nu, eik, taip. Ne, man šiaip aplamai pramėgt. Man jaučiu iš mokyklos jau pramėgti, tik atsikeli. Kiek valandų? Žinai, al Aš pirmą. norėdavau pramiegoti, kad nereiktų taip patoj mokyklai. Na, man vis tiek reikėdavo. Žodžiu, gerai, viso gero. Aš jaučiu atsisveikinu su jumis ir daugiau nebepasimatysim tik rytoj arba ne rytoj. Nežinau. Ate!